Mes džiuginam žmonės iš tikrųjų. Tiesiog norim padaryti. Penktadienis, taip, norim žmonėm padaryti staigmenas ir juos nudžiuginti. Ne kiekvieną dieną jūs pasiūlo nemokamai pavėžėti. Taip, tai jau ne kiekvieną tikrai. Niekas nesiūlo. Na tai va, tai mes tą progą norim nudžiuginti Lietuvos žmonės, kad atėjo pavasaris, pagaliau saulė pašvietė ir nemokamai vežiojam žmonės. Tai tikrai smagu. Na tai, kurį veža smagu, aišku, ir tam smagu. O ką veiksite šiandieną? Maksimą apsipirkinėsite? Ne, tai aš eisiu čia, atvažiuoja ekologinis turgelis, tai reikia apsipirkti biskį maisto. Kalakutienas visuomet perku. Čia parduotuvė. O taip tai buvo iš ryto ir stotį nuvažiavus iki. Nuvažiavus irgi apsipirkau. O po pietų serialą žiūrėsiu. 1001 naktis mes visuomet žiūrim. Labai įdomus filmas. 3 valandą. Ir tada ką, būni namuose vakare. O iš ryto viską atlieku, kas ir svarbiausia. Ar džiaugiatės, kad pagaliau atėjo pavasaris? Šiemet toks labai pavėluotas. Pavėluotas. Mes tai turim sodybą Varėnos rajone, Rudnės kaime, tai mes visą vasarą praleidžiam tenai. Tai va, gegužės vidury išvažiuojam, tai tik rudenį grįžtam. Tai ten labai smagu, sodyba prie miško, grybaujam, uogaujam. Prisirenkam ir baravykų, ir grybų, ir prisižievinam, ir prisisūdam. Nu, taip vasara visa praeina, gamtoj tai visai kitas reikalas, ne mieste. Oras geras, pušynas už tvaros. Nu, taigi, o ką čia veiktum Vilniuje? Žiemą tai labai smagu čia. O vasarą, ką čia labai veiktum, nėra kas veikti. Nu tai, žinoma, jauniem tai kitas reikalas visi laksto, mes tai kitiek nevaikštom. Jo, kol jauni tai gali. Tai va taip ir praeina metai. Tai mes jūs prie Maksimos išleisim, gerai? Taip, prie Maksimos, nes aš man čia reiks. Čia apsipirksit? Taip, apsipirksit. Tai gal sunkius nešulius turėsit, tai gal jūs paveš namo dar reiktų? Ne, jau čia man nereikia vežti jau. Ką jau vežti? Mes šiandien geradariai, bet tokia gera diena graži, tai ir linksminam žmonės praeivius. Ne, nu taip, labai graži diena. Nu labai ačiū jau man. Tiesiog